Jie gal būtent norėjo padaryti dainą, tarkim, o tokią, kur koks labai tingiu, va, tarkim, tingiu kažką daryti. Ir ten, va, tokia mažam diapazone ten. O taip, žinai. Va, taip, kad irgi ganėtinai įdomu. O jau akordų, kad nepagailėta. Tik ne, dar vieną dieną kieme, labirinte, kur kilimai, kur laiptai. Nu va, čia pirmas iš karto akcentas yra, kaip ką tik kalbėjom, kad žmogaus tembras yra va čia truputėlį reikėtų tonaciją pakelti, kad galėtų jisai nesiremti taip į apatinę. Kur labirinte jis iš viso, kai sakė, nu va, reikia taip užspausti tenais gerklę. Tai, kad jo žemas balsas, tai nereiškia, kad jisai gali dainuoti žemai. Čia, ta prasme, visai dainavimas tai ne toks dalykas. Dainavimas tai yra valdymas muzikinio instrumento, kuris mūsų yra balsas, balso stygos, mūsų kūnas, mūsų gerklė, mūsų burna, liežuvis, visi dantis, visi kaulai, kurie rezonuoja. Čia labai daug susijusių dalykų yra. Tik ne dar viena diena kieme labirinte. Va, jeigu man reikės taip dainuoti, tai čia irgi nieko įdomaus nebus. Aš turėčiau pakelti tonaciją aukščiau, kad būtų patogiau. Čia taip mesgi nesivaržom muzikai, kad kas žemiau sudainuos. Mums reikia, kad ko būtų mums pačiam, maloniau, gražiau ir panašiai. Pasiklausom biškai. Kokie čia akordai. Dar vieną dieną kieme, labirinte, kur kilimai, kur laiptai, neša iš proto jau mane. Triukšmas kyla tarp išpuikusių tarnų, apsunkusių kabyklų ir neramių svečių. Labai stilius, kažkoks avangardinis, nežinau, tokie akordai sudėti. Palik mane ramybėj, aš ten nueisiu vienas. Ir jei nebesugrįšiu, nebeieškok mane. Nebent čia specialiai yra toks stilius, paimtas, kad tipo dainuoju kaip nedainuoju, žinai, gali būti dar toks, meno forma paimta, tiesiog tipo lyg dainuoju, lyg kalbu, lyg kažkoks tai mąstymas, lyg tais garsiai mąstau, tai turbūt taip pat ir yra, ne? Tik ne dar viena kieme labirinte, kur kilimai, kur laiptai, neša iš proto jau mane. Triukšmas kyla tarp išpūstų tarnų, tarp išpuikusių tarnų, apsunkusių kabyklų ir neramių svečių. Palauk, čia dar buvo kažkoks priedainis. O kur čia priedainis? Čia dar palauk pakilimas akordais yra. Diena kieme, labirinte, kur kilimai, kur laiptai, neša iš proto jau mane. Triukšmas. Va, čia reiškia. O kiek čia kartų kartuosi? Tarp išpuikusių tarnų, apsunkusių kabyklų. O antrą kartą nebėra taip. O kaip jie čia taip užėjo ant to akordo? O paskui džiazas kažkoks, ne? Bet klausosi labai įdomiai.
instrumentalas tai geras. Ta prasme, dabar užsidėjo dar reverberaciją tą. Jo, nežinau, ką daryti su tokiu. Čia tie akordai. Panašiai girdžiu, ką jie groja, bet iš tikrųjų ten, nu, galbūt, jeigu čia vis dėlto eina link džiazo, tai... Nu, čia tokie gražesni, gražūs akordai, kurių dar aš neišmokau. Jo, pačių akordų aš negalėčiau parinkti, nu, kažkaip labai jie tenais, nu, truputėlį ir mano ausiai jie dar nelabai aiškiai, aš jos negaliu atskirti. Tiesiog pagal bosą, pagal kažkokį. Jo, o ką čia dainuoti? Tik dar viena diena kieme labirinte, kur kilimai, kur laiptai neša iš proto jau mane. Triukšmas kyla tarp išpuikusių tarnų, apsunkusių kabyklų ir neramių pirmių. Palik mane ramybėje, aš ten esu vienas. Neprisimenu dabar tenai kaip jisai priedainį dainuoja, ar jisai dainuoja kitaip, ar taip pat. Jo, ir kadangi dar tekstas yra, nu, ar jisai yra dainuojamas, čia daugiau kažkoks skaitomas, nes tik ne dar viena diena, kieme labirinte, kur kilimai, kur laiptai neša iš proto jau mane. Nu, darsime, rimas pačio teksto yra irgi sudėtingas, reikia džiazuoti, ta prasme, daryti pauzes, kalbėti greitai kai kuriuose vietose arba stabdyti. Va, ir tai irgi duoda jau savo kažkokį tais tokį individuališkumą dainai, kur ne kiekvienas gali sudainuoti, jei nežino kažkokių subtilybių.
nebesugrįšiu, nebeieškok manęs. 13 aukšte pro langą pamačiau tave, mėlyna suknia, rugiagėlė kraujo upė. Ir jeigu tai paėmus, tai ir mano yra tonacijos jau riba. Apatinė riba, žemiau aš jau nebepadainuoju. Jeigu paversti tai į aukštį, tai tik palik mane ramybėj. Irgi per aukštai. Tik palik mane ramybėj, palik mane ramybėj. Va, jeigu pakelti tonaciją, tarkim. Palik mane ramybėj, aš ten nueisiu viens. Ir jei nebesugrįšiu, nebeieškok manęs. 13 aukšte pro langą pamačiau tave, mėlyna suknia, rugiagėlėm kraujo. Va, ir iškart laisvės yra, iš karto kvėpuoja balsas ir panašiai. Ir iškart pradeda man bent jau skambėti ir man lengviau ir man nereikia kažką. Netgi norisi dainuoti, norisi varijuoti, nes jau yra, yra rūmas, daugiau tu gali vaikščioti natom, negu kad tu esi iš viršaus gali kažką daryti, o pačioje jau tave jau spaudžia, žinai. Taip. Tai va. Bet sakau, čia gali būti sumanimas toksai pačių kūrėjų. Jie gal būtent norėjo padaryti dainą, tarkim, va tokią, kur labai tingiu, va tarkim, tingiu kažką daryti. Ir ten va tokia mažam diapazone ten. O taip, žinai. Va, taip, kad irgi ganėtinai įdomu. Jeigu pats instrumentalas labai fainas, nelabai suprantu, vakaris mirė, čia turbūt gal buvo mintis tokia, kad kažkas tai nutiko, tarkim blogo, bet išėjo į linksmumą antroji daly dainos, tai va čia aš tada pasimečiau. Tai čia vėlgi gaunasi toks truputėlį labai viskas taip sudėta, toks kūrinys, kur labai tokių yra dviprasmybių, galbūt kažkokių, tai žinai, ar dar kažko, ir tu tas gaudai ir ganėtinai įdomus toks procesas įdomus. Tai va, galima sakyti, kad vis dėlto įdomus dalykas, įdomus. Nežinau, aš pavyzdžiui neturiu ką pridėti prie šitos dainos, kad įsikelti savo dainų sąrašą, tai ne, aš nežinau. Nei muzikinė prasme aš neišneščiau, nei dainavime aš nesupratau minties, tai šiaip atkartoti, žinai, copy-paste, toks gaunasi ne tas. Man norėtus kažkokio tais sintezės, kad aš kažką tais galėčiau per save pateikti, žinai.